Vakaras toksai, kad nėr kur dėtis. Ir toksai neapsakomas švelnumas ir lengvumas, mėlynas kaip dūmas. Ir toli, labai toli girdėti. Vakaras toksai, kad nėr kur dėtis. Paskutinis pavasaris ir tiek nerimo, kai širdis krūtiniai netelpa. Kam išsiverkti, išsisakyti, kad mama nepravirktų. Atverkim širdis angelams, žvaigždėms ir dangui, pavasario baltumui ir žmonėms. Juk mes, Lietuvos vaikai, ir 1000 žingsnelių įprasmins mūsų gyvenimą. Šilingavimas siuntė kiemo maža gėlytė, tarsi mamos dukrytė, lijo šypsenom lijo, ją visiems išdalijo. Pabučinuką, paskutulėlį, visur į visas puses, pasaulėlio lingavo, sakė pala pala. Daug švelnumo būna. Lingavo diena, balto švelnumo pilna. Lingavo diena, balto švelnumo pilna. Balto švelnumo pilna. Balto, balto. Kiemo maža vedini, maži, nedrąsūs troškimų kupini. Čia išmokame pirmąją raidę. Kai mokėdavom, kėlėm rankas. Skieminim, pirmąjį žodį suskaitėm. Čia labiausiai pamilom knygas. Čia mes skaitėme, puikiai skaičiavom, kartais juokėmės, verkėm kartu, rašėm raides, dainas išdainavom ir pakėlėme skrydžiai sparnus. Mes ketvirtokų būrys, tuo išskrisim pro šias duris. Juk per 4 metus čia sukaupėm tikrus turtus. Mokykla, pamoka tikra stovykla, norisi dar pamiegoti, apie vasarą tik pasvajoti, atsisėdus man į suolą, tuoj berniukai mane puola. Klausinėja kaip laikais, neprasidedu aš su vaikais, jau geriau tik taip žinot, muzika ir koncertuot, jeigu laiko neturėsi. Šviesi paukštė, ta svajonė, liks sveika mokykla. Ačiū tau už draugus, mokslo metų kraitį, už visą tai, kas džiugino, mums jau skambutis ai.
Kai pravėrė mokyklos duris, buvom tylus, nedrąsus pirmokai. Nemokėjom rašyti, skaityti, tik tai stengiamės visko klausyti. Bet po metų kitų išdrąsėjom, apsipratom ir daug ko išmokom. Laiko laikrodžiai greitai tiksėjo, na šiandien mes jau ketvirtokai. Bet kaip pristabdyti tą laiko rodiklę, kad jis suktus lėčiau ir lėčiau, o pabūti čia taip dar norėtus, bet dėja atsisveikinam jau. Vaikystės viskas man svarbu. kitą, galvoti, kur įsiminti ir rasti ramybę. Padėkos žodžius norėtumėm pradėti rašytą Viktoro Hugo žodžiais. Nulipdyti gražią statulą ir įkvėpti jai gyvybę kilnu, bet išugdyti jauną protą, savaip nulipdyti jauną sielą ir įkvėpti jai tiesos jausmą dar kilnu. Prašome iš jūsų stebuklų ir vizijų, tik išmokite mūsų vaikus mažų žingsnelių gyvenimo link. Davėte jiems sumanumo ir išradingumo, kad kasdienybės įvairovėje ir gausoje spėtų įsidėmėti tai, ką sužinojo ir patyrė. Paaiškinote, kad sunkumai, nesėkmės, klaidos yra neišvengiami priedai, padedantis jiems augti ir bręsti. Būrys 60 ir kas svarbiausia, tai yra jubiliejinė laida, 20-oji Žibų pradinės mokyklos laida. Jūs čia vaikai ir dainavote, ir mūsų mokyklos himne, kad užauginame jums sparnus. Tikrai užauginame jums sparnus. Ir gavę jūsų pakvietimą į šią šventę, lydėjo tokie žodžiai Justino Marcinkevičiaus. Mes subrandinome duoną. Mažą duonos kepaliuką. Šiandien norime jums palinkėti sėkmės. Visur. Aišku, mums svarbu, kad pirmoji mokykla ir jums, ir jūs tikriausiai prisiminsite, kad tai buvo Žibų pradinė mokykla. Didžiuokitės jie ir mes jumis didžiuojamės. Šilutės Žibų pradinės mokyklos direktorės įsakymas dėl pradinio išsilavinimo pažymėjimų išdavimo. Remiantis Šilutės Žibų pradinės mokyklos direktoriaus 2013 m. gegužės 28 dienos įsakymų numeris I-79 dėl mokinių kėlimo į aukštesnę klasę ir baigimo pradinio ugdymo programą. Išduoti Šilutės Žibų pradinės mokyklos mokiniams pradinio išsilavinimo pažymėjimus šiems 4 klasių mokiniams baigusiems pradinio ugdymo programą. Pradėsime nuo 4 klasės. Dainiui Jasauskui. Darijai Augustin. Samantai Balserytei. Deividui Danevičiui. Gėrį, grožį, ieškoti tiesos. Ačiū mokytoja tau, kad šiandien knygas skaitau, kad net pasakai saulėtoj, kaip drugys lankoj gėlėtoj, aš skrendu. Ačiū mokytoja tau, žemėj grožį, kad matau, kad jį reikia ne vien pažinti, bet mylėti ir apginti supratau.
Linkim jums didelių svajonių ir mažų stebuklų, nes maži dalykai tai didelių pradžia. Einant į mokyklą užpuolė. Kaip baisu, ar ką nors pavogė? Namų darbus. Tėtis, šiandieną mokykloje mažasis tėvų susirinkimas. Ką reiškia mažasis? Na, aš, tu ir direktorė. Būti visuomet tokiems stipriems, leisti lipti ant galvos mokiniams. Kantrybė su nemokančiai skaičiuoti. Linkime, kad nepritrūktų saldainių prie kavos. Iš mūsų išmokti, į viską žiūrėti paprasčiau. Stiprybės, mes dar esame geri mokiniai, palyginus kokie ateis. Būkite mums draugai Ir svarbiausia, nepamirškite paties savęs. Stenkitės išgirsti mokinių nuomonę, juk jie turi genialių minčių. Put two hands up, raise to dance your cheeks. Wiggle your fingers, stamp your feet. Now hang your arms, move your body around. Doing the monster munch. You push your left elbow out, bend your right wrist. Punch your chin and shake your fist. Touch your lips, bang your hips, cross your knees in line. Doing the monster munch. Monsters, monsters, from outer space we come. We terrify the children and the animals, but we're really just having fun. Monsters, monsters, from outer space we come. We terrify the children and the animals, but we're really just having fun. Duotas Tuškutė. Ja. Čia Emilė. Ir žinoma, Rūtelė Degutytė. Ačiū ir sėkmės jums moksluose. Jums visiems didelės sėkmės, ištvermės, siekiant savo užsibrėžto tikslo. O dabar aš irgi norėčiau labai padėkoti žiburėlio šokėjams, kurie 4 metus buvo ištvermingiausi ir aktyviausi. Samanta. Augustas. Žinokite, muzikos pamokas. Na, o aš noriu labai skaudu, aišku, kai reikia išleisti savo geriausius šokėjus. Iš tikrųjų, tik tai viena paguoda, kad jūs šiemet
tik 2, nes kitais metais tas bus tai praktiškai visas kolektyvas. Tai labai noriu padėkoti už tą šiuolaikinio šokio propagavimą, šokant mokyklos country šokio kolektyve Salūnė ir mokyklos vardo garsinimą. Tai Deimantei. Ir Guodai. Vakaras, migla, tyla. Girioje tyli vėsa. Tik staiga lėkštės lėkštė kerta. Pradedam koncertą. Ugnininkai kuodus purto. Dirigentas jau prie pulto. Švilpuoja strazai, grojikai. Kyla lakštingėlių strypai. Pianinai sliminėja, slim, 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 slim. Tūdos veidos Momentas. Paliekame jums savo klases, pilna šypsenų ir ožių. Paliekame alkūnėmis nugludintus suolus. Paliekame rašalo dėmes, kurios nuolat primins apie mus. Paliekame šiek tiek kreidos, taupykit ją. Paliekame krūvas prirašytų sąsiuvinį. Norime palinkėti jiems sėkmės ir paprašyti tapti mokyklos šeimininkais. Prieš gimstant vaikas paklausė Dievo: Dieve, kaip aš gyvensiu žemėje, būdamas toks mažas ir bejėgis? Dievas atsakė: iš daugelio angelų aš išrinkau vieną tau, ji lauks tavęs ir rūpinsis tavimi. Tavo angelas dainuos tau ir šypsosis kiekvieną dieną. Tu jausi savo angelo meilę ir būsi laimingas. Tavo angelas sakys tau gražiausius ir saldžiausius žodžius, kokius tik kada nors esi girdėjęs. Tavo angelas gins tave, net jei reiks rizikuoti savo gyvybę. Prašau, pasakyk man mano angelo vardą. Tavo angelo vardas neturi jokios reikšmės. Tu šauksi savo angelą žodžiu mama. Žmogui kaip ir medžiai reikia saulės, žmogui kaip ir medžiai reikia šilumos. Daug pasaulio medžių, daug žmonių pasaulio, žmogui kaip ir medžiai reikia atramos. Tėvai kaip saulė šviečia ir šildo, papuošia žemę nuostabiais žiedais. Tėvai ir saulė labai panašus, gal tik skiriasi vardais. Jei pasaulyje jūsų nebūtų, gerumas ir meilė netektų vardų. Nešildytų saulė, šaltiniai išdžiūtų ir žemė visa apsitrauktų ledu. Juodas gandras sparnas, didžią laimę neša, didžią laimę neša, kiekvieniems namams. Prašyčiau nemiegoti šitą tamsią naktį, nes šiąnakt mus paliks gandrai. Prašyčiau nemiegoti šitą
ir svarbiausiam žmogui šioje mokykloje, kuris augino, mokė mūsų vaikus. Tai pirmoji mūsų mokytoja Rasa. Miela mokytoja, prieš 4 metus su ramybe ir pasitikėjimu atidavėme mūsų mažuosius į jūsų rankas. Ar pamenate būrį šių piplių, kai jie nedrąsiai peržengė jūsų klasės slenkstį? Visus šios metus jūs juos auginote, globojote, mokėte ir pasitikėjote. Mes labai jums dėkojame ir tariame. Ačiū už aukso vertės kantrybę, pačiu laiku pasakytą pagirimą, taiklę pastabą, paliečiančią vaiko širdelę ir protą. Jūsų auklėtinių vardu ir tėvų norime jūsų atsiprašyti už juoką pamokoj. Jis susikaupusi tylėjo už muštinės be priežasties koridoriaus gale. Ir norim padėkoti jums už tai, kad paprasčiausiai mus visus mylėjo. Mums glostėt galvas, būdavot šalia. Atvedėm tokius nedrąsius, tokius mažyčius, o dabar jie visi jau išeina į sudėtingesnį kelią. Ačiū Jums labai. Norėtume išreikšti nuoširdžią padėką už Jūsų sugaištą laiką, už dėmesį, kurį skiriate mūsų vaikams. Nuoširdžiai dėkojame ir linkime stiprybės bei sveikatos. Jums dėkoja. Pamiršim tavęs niekada, niekada. Išeiname visai netoli, tik į kitas mokyklos klases. Nepamiršim vaikiškų išdaigų, savo mokslo metų ir senų draugų, kurie šiąnakt išsisklaido nuoširdį ir daros neapsakomai sunku. Už šių mokyklos durų daug kelių, takelių ir vieškelių, kurisgi skirs tau. Juose bus visko, džiaugsmo ir vargelių, vienų mažiau, kitų šiek tiek daugiau. Tikėkim, kad žydi papartis, tikėkime gintaro rūmais. Ir nieko už nieką nebarkim, tesklando tarp mūsų gerumas. Žolės angelytės, nuo gėlytės ant medžio, tenai lyg dangaus. 3 minutės takelio, saulutės raštelis, kiek tavęs prisiglaus. Jei norėsi tylėsi, jei norėsi paklausęs, kietus nebebus. Ir iš laimės nurausi, nes namo kai keliausi, tau šypsosi dangus.